Sveiki! Šiandieną išmoksime nuspalvinti foną, figūrą ir tekstą. Nuspalvinti galima užliejant vieną spalvą, galima naudojant gradiento įrankį, tai keletos spalvų užliejimas, arba naudojant raštus. Kaip ir teptukus, Photoshop programa įdiegia daugybę įvairių gradientų spalvų rinkinių, bet jų automatiškai neįkelia. Įkeliamas yra vienas. Lygiai taip pat ir su raštais. Yra ir raštų rinkiniai. Taigi, Photoshop programoje yra teptukų, gradientų spalvų ir raštų rinkiniai. Rinkiniai yra standartiniai arba vartotojas pats gali susikurti savo teptukų, gradiento spalvų ar rašto rinkinius. Čia yra įrankis skirtas užlieti lapą gradientu, tai yra pereinančiomis spalvomis arba viena spalva. Jeigu įjungsime komandą Preset Management ir paspausime Save Set, mes matome, kad gradientai yra saugomi kataloge Gradients. Bet visi rinkiniai teptukų, gradientų ir raštų yra saugomi kataloge Presets. Katalogas Presets yra kataloge Photoshop. Taigi kataloge Presets yra katalogas Brushes. Šitame kataloge saugomi teptukų rinkiniai, vartotojo sukurti teptukų rinkiniai. Kataloge Gradients yra saugomi vartotojo sukurti gradientų rinkiniai. Ir kataloge Patterns yra saugomi vartotojo sukurti raštų rinkiniai. Ir tuos rinkinius vartotojas visada gali nusinešti į kitą darbo vietą. Taigi, atlikime praktinės užduotis. Turime lapą. Jeigu lapą norime nuspalvinti gradientu, pasirenkame įrankį. Čia yra paletės. Kaip ir pieštukų rinkiniuose, galim įsijungti kokią norim paletę. Štai čia yra standartinės paletės, o čia būtų sudėtos vartotojo sukurtos paletės. Pasirenkam kokią norim paletę ir mūsų klausia, ar esama pakeisti mūsų pasirinktą, tada spaustume OK, arba jeigu pasirinktumėm Append, tai mūsų pasirinkta būtų prijungta prie esamos. Pasirinkime, kad pakeisti. Štai, gavome tokią paletę. Galim rinktis kitą. Spaudžiame OK, štai yra pakeičiama. Pasirenkame gradientą ir tokiu būdu lapą galime užpildyti. Galim pasirinkti ne tik gradientą, bet galim dar pasirinkti ir gradiento stilių. Tai bus linijinis, ar tai bus skritulinis, ar tai bus kampinis ir panašiai. Jeigu lapą norime nuspalvinti viena spalva, grįžkime per History į pradinį
varianto, kai turėjome tuščią lapą. Ir jeigu norim nuspalvinti viena spalva arba užlieti lapą raštu, renkamės komandą Paint Bucket Tool ir čia yra pasirinkimai Pattern arba Foreground. Jeigu pasirinksime Foreground, galėsime lapą nuspalvinti viena spalva – žaliai, raudonai ir panašiai. Tai renkamės šitoje vietoje spalvą. Pavyzdžiui, pasirenkame mėlyną. Šitoje vietoje matome, kokia spalva bus užlietas lapas ir spaudžiame OK. Štai, lapą užliejome mėlyna spalva. Norime kitą spalvą, pasirenkame raudoną, matome, kad bus raudona, OK, ir užliejame raudoną. Spalvas taip pat galim pasirinkti štai šitoje vietoje. Yra paletė Swatches ir renkame spalvą pilką, violetinė, bet matome, kad spalva štai keičiasi šitame langelyje. Pasižiūrėkite, renkame spalvą ir matom, kad spalva kinta šitame langelyje. Taigi, jeigu norim, kad užlietų foną, mes turim pakeisti spalvą. Štai šitą rodiklėlę šitą komandą pakeičia. Dabar rodo, kad bus užlieta geltona spalva. Štai lapas geltona spalva. Tai tokiu būdu mes galime lapą nuspalvinti pasirinktą spalvą. Per History grįžkim į pradinį variantą, kai turėjome tuščią lapą. Ir dabar, jeigu norime lapą nuspalvinti, užlieti raštu, tam yra komanda Pattern. Čia yra raštų rinkiniai, kaip ir teptukų rinkiniuose, kaip ir gradiento rinkiniuose. Mes matome, kad čia yra standartiniai raštai, vartotojo sukurtų rašto rinkinių nėra. Jeigu norim pasirinkti kitą, spaudžiam ir vėl tas pats klausia, ar pakeisti, ar prijungti. Pakeičiame ir gauname tokį raštų rinkinį. Pasirenkame raštą ir mūsų lapas yra užliejamas pasirinktu raštu. Vėl grįžkime į pradinį variantą. Dabar išmokime nuspalvinti formą. Įvairias formas galime nubrėžti štai šituo įrankiu. Galime stačiakampį su apvalintais kampais, elipsę, apskritimą, daugiakampį, galime nubrėžti liniją arba pasirinktos formos figūrą. Tai laisvo piešimo įrankis. Nubrėžkime stačiakampį. Turime stačiakampį, yra pasirinktas formos piešimo įrankis ir parinkčių juostoje mes galim pasirinkti spalvą. Štai. Taip užliejame vieną spalvą. Jeigu norime užlieti naudojant gradientą, tam yra komanda Gradient. Matom, kad čia paletės pasirinkti negalime. Yra vaizduojama ta paletė, kuri yra parinkta. Jeigu mes norėtumėm kitos paletės, turėtumėm nueiti štai šitą komandą Gradient Tool ir šitoje vietoje turime parinkti kitą paletę. Parinkime Color Harmonies 1. Pakeičiame. Štai turime tokią paletę ir dabar eitumėm spalvinti savo stačiakampį. Ir matome, kad spalvų paletė yra pakeista. Čia taip pat galime pasirinkti gradiento stilius, linijinis, skritulinis ar kitoks.
galime spalvų intensyvumus reguliuoti, daugiau spalvos, mažiau spalvos. Štai dydį, kampą, kadangi skrutulinis gal nelabai tas pasukimas matosi. Tai tokiu būdu mes galim nuspalvinti gradientu. Ir jeigu norime nuspalvinti pasirinktų raštų, tam yra štai šita komanda, matome raštus. Ir jeigu pasižiūrėsim prie pasirinkimų, mes taip pat matome, kad čia rašto keisti negalime. Kaip keitėme gradientą, taip pat pakeistumėm ir raštą ne šitoje vietoje. Tai raštą pakeistumėm, jeigu norėtumėm kitokio. Pasirinktumėm užpildymas. Čia turi būtinai būti pattern. Ir štai šitoje vietoje mes galim pasirinkti kitą raštų paletę, rinkinį. Štai dabar nueitumėm spalvinti. Matome, kad raštų rinkinys yra pakeistas. Tai šitaip mes galime nuspalvinti nubrėžtą formą. Kaip nuspalvinti tekstą? Parašykime žodį. Tam pasiemame įrankį skirtą rašyti tekstui. Lape paspaudžiu ir parašykime žodį mokykla. Jeigu žodį norime padidinti, klaviatūroje paspaudžiame klavišą Ctrl, atsiranda aktyvūs taškai ir tuomet mes tą žodį galime padidinti. Jeigu norime pakeisti spalvą, tai paprasčiausiai galim padaryti taip. Prieš tai turbūt reikėtų pažymėti. Esame pasirinkę įrankį teksto rašymui. Viršuje pasirinkčių juostoje keičiame spalvą. Mėlyna, raudona, žalia. Tai tokiu būdu mes galim pakeisti teksto spalvą. Jeigu norime nuspalvinti gradientu, tam štai šitoje vietoje, kur yra sluoksniai, ant teksto sluoksnio spaudžiame dešinį pelės klavišą ir pasirenkame komandą Blending Options. Čia yra daug nustatymų, kurie gali būti pritaikomi tekstui. Mums reikia Gradient Overlay. Štai čia mes galime tekstą nuspalvinti pasirinktų gradientų. Čia mums leidžia keisti ir paletės. Štai. Nelabai kokią paletę pasirinkom. Metals pasirinkim. Galima pasukimą, galima skalę keisti, galim per matomumą keisti. Jeigu apačioje teksto bus, pavyzdžiui, kažkoks paveikslėlis, tai tekstas bus peršviečiamas, galėtų būti peršviečiamas ir matytumėm paveikslėlio atvaizdą. Jeigu norime tekstą nuspalvinti raštu, tam yra komanda Pattern Overlay ir štai čia tekstą nuspalviname pasirinktų raštų. Toje vietoje taip pat mes galime keisti raštų paletės. Štai taip mes nuspalviname tekstą. Dabar išmoksime, kaip sukurti savo gradientą ir kaip jį išsaugoti rinkinyje.
pasirinkime Gradient Tool įrankį. Tuomet viršuje ant gradiento spustelim ir atsidaro langas Gradient Editor. Redagavimo langas. Štai čia mes galime pridėti savo spalvas ir kurti tokiu būdu naujus gradiento pavyzdžius. Mes spalvą galime naudoti, štai pavyzdžiui, raudonai dėdam, iš spalvų paletės, bet spalvą mes galime paimti ir iš paveikslėlio. Tam spustelim yra User Color ir štai spalvą galime parinkti iš paveikslėlio. Galime reguliuoti spalvos intensyvumą. Taip pat, jeigu norim pridėti naują spalvą, tiesiog spustelim, štai atsiranda naujas langas ir galim pridėti naują spalvą. Jeigu spalvą norime išimti, paprasčiausiai tempiame žemyn ir ji dingsta. Štai tokiu būdu susidėliojame savo naują gradientą, jį pavadiname, pavyzdžiui, vardu bandymas, spaudžiame naujas ir štai mūsų gradientas yra įdedamas, pridedamas prie gradientų rinkinio. Jeigu aš gradientą noriu ištrinti, spaudžiu dešinį pilies klavišą Delete Gradient. Gradientas yra pridedamas prie pasirinktos paletės. Jeigu man šitie nereikalingi, aš juos galiu paprasčiausiai ištrinti. Ir tokiu būdu čia galiu susidėti savo gradientus ir juos galiu išsaugoti. Spaudžiame Save. Štai mes sakėme, vartotojo sukurti gradientų rinkiniai yra saugomi kataloge Gradients. Rašome kokiu vardu. Mano vienas, spaustumėm išsaugoti, štai atsirado gradientų rinkinys ir jeigu mes Photoshop programą uždarytumėm ir iš naujo atsidarytumėm, tai mūsų gradiento rinkinys būtų padėtas štai šitoje vietoje. Čia būtų taip pat rinkinys mano vienas.